Sakykite, ar jau balsavote, ar ketinate balsuoti? Jau balsavau. O sakykite, ar per kiekvienus rinkimus išreiškėt savo valią? Būtinai. Visada ir visur. Kaip manote, ar tie žmonės, kurie neina į rinkimus ir sako, kad jų balsas nieko nepakeis, turi pagrindo, taip sakyti, ir galvoti? Ne, tai tikrai ne. Ir paskui, kai piktinasi, kad išrinko ne tą, ką reikia, tai būtent išrinko tie, kurie neėjo balsuoti. Todėl nėra ko piktintis. Visuomet reikia išreikšti savo valią, o jau paskui gali piktintis. Sakykite, ar stebėjote šiemet agitaciją? Stebėjau agitaciją. Ir labai nustebau, kad dar tebekaba agitaciniai plakatai mieste Vilniuje. Jų neturėtų jau šiandien būti. Tai štai yra tokie dalykai. O kokį įspūdį jums paliko pati rinkimo agitacija? Ar kandidatai tinkamai save atskleidė? Gal kas nors papiktino? Aš nežinau, aš jau nustojau piktintis, nes jeigu piktinsies, tai nuo ryto iki vakaro iš tikrųjų reikia piktintis. O šiaip labai norėtųsi korektiškumo. Kad debatai būtų korektiški, kad būtų išsakytos kažkokios tai, pagristos pastabos, o ne tai, kad viens ant kito piltų purvą ir draskytų viens kito plakatus. Tai visiškai nepilietiška ir nemanau, kad tai padeda. Ir sakykite, kaip manote, kas pasikeis Lietuvoje po rinkimų? Labai norisi tikėtis, kad kažkas pasikeis, nes jau tikrai yra daug, ypač jaunimo nusivylusio, kuris palieka Lietuvą. Norėtųsi, kad jis grįžtų į Lietuvą, kad kažkas pasikeitų. Galų gale jau mes turim ilgą nepriklausomybės laikotarpį, todėl norėtųsi, kad kažkur tai mes pajudėtume į priekį. Juk Lietuva visą laiką buvo, kaip sako, mažieji vakarai kažkada, tai o dabar? Taip, planavau. Jau balsavote? Taip. Sakykite, ar stebėjot rinkiminę agitaciją šiemet? Teko stebėti, nes vis dėlto atneša ir į dėžutę paštą įdeda, tai vis dėlto domėjomės, leidinį skaitėm. Kokie įspūdžiai? Įspūdžiai neįprasti. Susidomėjimas, nežinau kaip man atrodo, bet atrodo nemažas, vis dėlto rinkėjų daug. Yra tokių žmonių, kurie sako, kad neisiu, nebalsuosiu, nes mano balsas nieko nepakeis. Kaip manote, ar tame yra teisybės? Ne, tai galima galvoti, jeigu kiekvienas taip galvos, tai žinokit, nieko gero. Tai mes ir neišrinksim taip, to, ko norime. Nes tai vyresni gal daugiau žmonės galvoja, jaunesni tai manau, kad eina balsuoti tikrai, nes ir draugė universitete mokos, sakys, studentai labai aktyviai balsuoja. Kaip manote, ar šiemet rinkėjai bus aktyvūs? Gal ir nelabai, socialiniai labai sunku gyventi. Reikia ekonomistų, ne artistų rinkti. O kaip galvojate, kas dar sustabdo žmonės nuo ėjimo į rinkimus ir dalyvavimo juose? Kaip nesupratau? Kas dar stabdo žmonės? Kodėl žmonės neina balsuoti? Neorganizavimas, blogas organizavimas. Ir jeigu mes renkam, tai reikia parodyti, ne žadėti, o parodyti. Kažkada vaikystėje aš žinau, kad jie tikrai stengiasi viską padėti, nors šitą laiku, kol eina tas rinkimai. O dabar nieko, tik šiukšlina, daugiau nieko reklamos. Ar planuojate dalyvauti rinkimuose? Tai būtinai ir žinau už ką. Jo, tik nepasakysiu žinau už ką, bet jau apsisprendęs aiškiai. Tik tai už tos, kurie buvo opozicijoje, bet ne už opoziciją. Supratau. O sakykit, kaip manot, kodėl žmonės, kai kurie sako, kad neverta įti rinkimus, nes, neva jų balsas nieko nelemiantis ir, toks negatyvas? Matai, suklaidinti kitų matyti yra. Nes, matai, jeigu aš neišrinksiu, tai išrinks kiti. O kai išrinks man, paskui su jais vargt. Paskui reikės keikti, kad ne aš rinkau. Tai dabar dar žinoma, aš netikiu, kad čia mano balsas nulems ką nors. Bet balsiukas prie balsiuko ir prisidės. Ar stebėjot šiemet rinkimo agitaciją? Stebėjau, žinoma, jo. Ir labai piktinausi. Labai piktinausi visą tom diskusijom. Nes tokie neprofesionalūs, tie naujokai, bandantis patekti į Seimą, kad tiesiog liūdas vaizdas. Labai liūdas. Kaip manot, kas pasikeis Lietuvoje po rinkimų? Po rinkimų labai nieks nepasikeis, kadangi nebus jokia partija negaus daugumos, vėl teiks daryti koaliciją. Minėjote, kad jau balsavote rinkimuose. Sakykit, ar stebėjote šiemet agitaciją? Nelabai. Truputį per Lietuvos panoramą, kiek ten, bet buvo trukdžiai, tai ir nelabai. Bet mes jau kažkaip iš seniau žinom, už ką balsuojam ir taip jau. O kaip
manot, kodėl dalis žmonių atsisako eiti į rinkimus ir teigia, kad neva jų balsai nieko nelems? Nu, žinot, aš stebėjau, mes čia Žirmūnų apylinkiai balsuojam mokyklai ir man atrodo, tokie aktyvų žmonės buvo, tiesiog jau šaligatvis pilna žmonių einančių balsuoti ir jaunimo daug aš mačiau. Anksčiau būdavo daug pasyvesni balsavimai, taip kad, nu nežinau, žmonės matyt nori kažkokių permainų. Kaip galvojat, kas pasikeis po rinkimų Lietuvoje? Nu, aš abejoju, kad kas nors pasikeistų. Abejoju. Nu, man atrodo, man kažkaip tai norisi pastovumo. O tokių labai tokių šokiruojančių permainų, nu, žinot, aš nelabai noriu. Ar dalyvavot rinkimuose? Ne, nedalyvau. Ar planuojate eiti balsuoti? Ne. O jūs planuojate? Aš taip planuoju. O kaip manot, kas stabdo jaunus žmonės nuo dalyvavimo rinkimuose? Dažnai sakoma, kad, jie neina balsuoti, tiki, kad jų balsas nieko nelems? O nežinau, ponė, kaip čia jau. Kad jie patys, gal dėl to, kad darbo neduoda, dėl to gal jauni žmonės tai neina. O ar stebėjot rinkimo agitaciją šiemet? Nu, kaip, žiūrėjau, bet vienas žada, kitas žada. Tai čia sunku apsispręsti. O kokių pokyčių norėtumėte? Pokyčių, kad daugiau, žinau, kad mažiau žmonės išvažinėtų iš Lietuvos, kad daugiau darbo būtų. Nu, didesni atlyginimai, kad geresnės. Mažesnės. Ir vaikams, kad būtų daugiau sąlygų. Ir darželius, kad būtų geriau. Tai, gal tikėkime, kad pasikeis viskas.